Labas rytas, mano vardas Diana ir aš esu alkoholikė. Šiandien dienai mano blaivybė yra 2 metai, 4 mėnesiai ir 22 dienos. Turiu kitą alkoholikę globėją. Esu susipažinusi su anoniminio alkoholikų sveikimo programa. Taip pat padedu kitoms moteriams, kurios pasiprašė pagalbos ir skaitom knygą. Tai labai dėkinga esu už galimybę pasidalinti savo patirtim, kad ir kokia būčiau savanaudė, ne, tai yra mano sveikimas, kada perdodu savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui. Va, ir kažkaip aptariam, kad standartinė tema, kaip buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar, tai kas buvo, tai 16 metų sąmoningai pavartojau alkoholio, tai buvo grupelė mano klasiokų ir jaunesnių klasių mokinių. Susimetėm pinigų, nusipirkom butelį Starkos ir traukinių stoty gėrėm iš kakliuko. Tai va tas mano pirmas sąmoningas pavartojimas, jisai baigėsi tuom, kad man dingo atmintis, aš nelabai prisimenu, kas vyko tokiais epizodais, tai mokyklos rūbinė, kur sėdžiu ir man bloga, tada mokyklos tualetas, kur sėdžiu ant tualeto, vaimu ant grindų. Tada susitikimas su pavaduotoja, jau tuomet melavau, nes sako, matau, Diana, tau kažkas tai negerai, sakau, žinokit, prisivalgiau keptos duonos, dabar labai bloga. Ne, tada sekantis momentas, tai kitas rytas, atsikėlus paišinu veidu, nes draugė pasakojo, kad jai labai intensyviai aiškinau, kaip reikia valgyti angliukų, kad nebūtų bloga. Tai iš pečius išsitraukusi ten apdegusi nuodegulį, griaužiau anglį, tai mano tas veidas visas buvo paišinas. Tai va ta stadija mano sąmoningo prisigėrimo, jinai labai nepatiko ir ilgą laiką vengiau alkoholio vartojimo. Tai, nežinau, ten kažkokioje gamtoje susirasdavau kažkokį augalą ir išgerus alkoholio pro jį išpildavau ant žemės, išgerdavau ir išspjaudavau į stiklinę su sultimis. Tai, bet paskui atėjo tas kitas periodas, tai studentavimas, savaitgaliai, klubai, barai, tai kažkaip atrodė visiškai normalu gerti taip kaip ir kiti žmonės ir suprantu, kad va šita stadija, apie kurią dabar kalbu, tai jinai buvo ta kaip knygoje parašyta, kad saikingai gerinti. Ne, aš dar turėjau jėgos, noriu geriu, noriu negeriu, kontroliuoti alkoholio išgeriamą kiekį. Kada stadija perėjo į tą daug vartojančią, tai vat prisimenu, kada įsidarbinau pirmajame darbe, tai vakare, kad galėčiau užmigti, jau šalia lovos stovėjo butelis viskio. Vėliau prasidėjo dažnesni susitikimai ir išgerinėjimai, tai pamaininis darbas buvo, po pamainų visada susitikdavom. Tada jau nebeužteko tik penktadienį, buvo ir penktadienis, ir šeštadienis, ir dar sekmadienis. Ir kada aš susirgau alkoholizmu, negaliu atsakyti. Jo negaliu atsakyti, kada tapau tikra alkoholikė, tiesiog net nesugebėjau pamatyti pasiekmes tol, kol neatėjau į anoniminio alkoholikų susirinkimą apie tai, kad man tas pavadinimas ligos, ne alkoholikas, tai yra žmogus, kuris toks nevalyvas, turinti specifinį kvapą, sutinusiu veidu, raudona veido oda, nosis ten praktiškai mėlyna, net ten toks murzinas, purvinas prie konteinerio. Tai vat mano tas išankstinės nuostatos ir įsitikinimas, kas yra alkoholikas, tai labai sudėtinga man buvo pripažinti, kad aš esu tokia. Nu taigi aš ne prie konteinerio, nu taigi aš nesmirdžiu, nu taigi aš turiu darbą, nu taigi turiu mašiną, turiu šeimą ir taip toliau. Ir kada su kita alkoholikė einant žingsniais prisiminiau va tas pasiekmes, tai nu, pavyko susitapatinti jo, kad mano veidas irgi buvo bordinis, nes paskutinius 2 metus vartojau nuo ryto iki vakaro. Tai kreipiausi į specialistus, kad man ištirtų, kas yra su mano oda. Tai man pripažino rožinę, prirašė vaistų ir kremukų ir tablečių tepti. Nieko nesakiau apie alkoholio vartojimą, manęs nieko neklausė ir aš nemaniau, kad aš turiu problemų. Tas nevalyvumas, žiūrint į tą mano įsivaizduojamą alkoholiką, ne, tai tingėdavau praustis, nesiplaudavau galvos, susiriždavau į uodegą. Nu taigi, o kam reikia? Dantis ten kartą į savaitę išsiplaudavau, pakramtydavau gumos. Toliau aplinkoje tuo metu, kur gyvenau, tai tuo metu gyvenau Kaune ir bute buvo supuvęs maistas dėžutėse, krūva butelių alkoholio.
Va tas rytinis, ne pirma mintis, ar dar yra alkoholio, einu visas ten skardinės arba butelius uostau ir kažkur tai, kur yra gurkšnelis, išgeriu, nes man dreba rankos. Tada fizinės pasiekmes, ne, aš ten matydavau apsisisiojusius tos vadinamus alkoholikus, tai buvo ir man visokių dalykų, ir apsisisiojus, ir apsikakojus, ir viduriavimas, ir vėmimas. Ir vienu momentu liežuvis buvo tokios žaliai mėlynos spalvos, tai pradėjau googlinti. Pati savo nusistačiau lygą, kad sergu vėžiu, nu, ir toliau galiu vartoti alkoholį. Tai vat ta sekanti pasiekmė paskutinė turbūt buvo ta, kad po tėčio laidotuvių pasikeitė mano aplinka, tai gal dar grįšiu apie tą vartojimą, kad ryte dreba rankos, tai aš privalau išgerti alkoholio, tai normalų žmonės geria kavą, arbatą, vandenį, man reikėdavo butelio. Dienos bėgyje kolegos eidavo rūkyti grupelėmis, o aš lėkdavau į automobilį, nes ten buvo paslėptas alkoholis, man visą dieną reikėdavo palaikyti tą tokią apsvaigimo būseną. Laukdavau labai stipriai, kada man baigsis darbas ir galėsiu legaliai nuvažiuoti į parduotuvę ir užsidarius namuose vartoti. Ir vakare tos mintis, kas pasakė, o kodėl tai pasakė, kodėl su manim taip elgėsi, o aš galėjau kitaip. Ir vat, tas didžiulis rautas minčių, aš tiesiog vartodavau tol, kol nutrūkdavau. Ir aš prisimenu, kada gulėdama psichiatriniai ligoniniai skaičiau anoniminio alkoholikų knygą, negalėjau susitapatinti su bylo istorija, kuri yra apie identifikaciją, ne, ar aš turiu panašių požymių, bet kada tai dariau su kita alkoholikė, tai iš tikrųjų tie momentai, čiužinio vilkimas, kad neiššokčiau ten pro langą ir neiškrišiau, tai aš irgi nebelipau lofte į antrą aukštą vartoti alkoholio, nes bijojau nukristi nuo laiptų ir jau gerdavau lovoje pirmam aukšte. Valgymo nenorėjimas, ne? Atrodo, ateina alkio jausmas, užsisakau maisto, bet kol jį veža, aš jau pavartojus alkoholio, pakrapštau ten kokį kodletą, ne, ir lieka ta dėžutė, kuri vėliau supūva. Man buvo išrašyti vaistai, nes vat, ta paskutinė tokie galbūt ėjimas link AA, tai buvo, kad po tėčio laidotuvių atsisėdom su mama pusryčiauti ir mano standartinis rytas prasideda taigi nuo butelio alkoholio, o čia nėra. Ir pajaučiau tokį stiprų širdies plakimą, atrodo stovi gerkliai, to išlips per gerklę, aš numirsiu, nebėra kom kvėpuoti ir aš buvau suparaližuota. Tiesiog spėjau pasakyti mamai, kad man yra blogai. Ir mama tiesiog palydėjo iki lovos ir aš visa buvau suparaližuota. Rankos susuktos, veidas man, aš ką galėjau daryti, tai tiesiog mirksėti akim. Ir tada iškviesta greitoji buvo, prisimenu, kai tuometinis draugas mane nešė ant rankų ir veidrodėje mačiau va tą vaizdą, ne visa susukta, nieko negaliu daryti, tik tai akis juda ir va ta mintis tokia, kad nu viskas, man 40 ir gyvenimas baigėsi, ne, bet ten greitai man suleido vaistų, išrašė dar vienų vaistų ir sako, žinot, kai jums bus blogai, tai nu tiesiog pavartokit vaistus. Tai va toks buvo specialistų receptas man. Ir vartojimas, tai nu, man iš karto blogai, aš tik pramerkiu akis ir man blogai. Tai prasidėjo stadija taip kaip ir pas Bilą identifikacija ir tai, kad vartoti vaistus kartu su alkoholiu. Labai greitai pasikartojo vėl tas pats priepuolis, viso kūno paralyžius ir aš prisimenu, kada jau Kauno klinikose gulėjau, tai atėjo psichiatras ir sako, nu tai ką, pamiegojai, nes suleidžia vaistų. Ir aš jo, nu tai sako, viskas gali eiti. Tai šiandien dienai man kaip alkoholikai būdinga kaltinti kitus, tai galėčiau sakyti, o tai kodėl manęs neklausė, o tai kodėl čia su manim nedirbo, o tai kodėl nepasakė, galbūt jau anksčiau papuolusi ją, nu žodžiu. Bet šiandien dienai suprantu, kad aukštesnės jėgos, taip kaip aš jas suprantu, planas buvo truputį kitoks, ne? Ir dar viena iš pasiekmių to didžiulio vartojimo, ne, tai intensyvaus vartojimo, tai buvo tai, kad aš atsitraukiau nuo sociumo, ne, jeigu prieš tai buvo, ten, nežinau, šokiai ant stalų, didžiulės kompanijos, aš ten žvaigždė, žodžiu, kompanijos siela, tai labai daug prisidirbdavau, tai nukritau, tai draugės vyrą nukabinau, tai neištikimybė. Tai gėda, neprisimenu, ką dariau, atsitraukiau nuo sociumo ir tada buvo ta didžiulė vaidyba apie aktorių, kur irgi rašo knygoje, ne, kad prie žmonių aš ten lakstau su viena taurė, tai šampanas, tai vanduo įpiltas, ne, bet paskui užsidarau namie arba viešbutyje ir 4 dienas tiesiog vartoju, ne. Atsitraukiau ne tik nuo sociumo, atsitraukiau nuo artimųjų, nes tie pažadai tokie draugiai atvažiuoti į parodą, taip, bet, nu, žodžiu, aš jau ryte išgėrus ir negaliu vairuoti.
net nenoriu ten eiti, tėvam paskambini ir melas prasideda, ne? Mama sako, tai kaip tau Kaune sekasi, aš sakau, viskas gerai, mama, nors iš tikrųjų esu Klaipėdoje, viešbutį jau trečią dieną geriu, ne? Ir tas atsitraukimas nuo sociumo, užsidarimas į tokį vienišumą, ne, kad, nu, aš nepritampu, aš kažkokia kitokia ir, nu, tas duodamas alkoholio efektas, ne, kai išgeri, nu, atrodo, tiek daug problemų, nesuprantu, kas vyksta, kokie visi kalti, vat išgeri tas pirmas gurkšnis, taip šilta pasidaro ir taip gera, tai kažkaip pradedi žmonės mylėti, atrodo, nėra taip visai blogai, tai vat labai prisimenu gerai vat tas dienas Kaune, tos vakarus, kada įsijungi American Got Talent, žiūri, kaip jie ten dainuoja ir šoka ir geri, žinai, ir džiaugiesi, kaip taip žmonėm yra gerai, o man taip yra blogai. Va, ir jeigu grįžti prie to, tai antrą kartą, kada atsidūrus ligoninėje su viso kūno paralyžium, abu kartus iš tikrųjų buvo siuntimas konsultacijai pas psichiatrą. Tai, nu, taigi nieko tokio aš susitvarkysiu pati, ne, bet vat antras kartas kažkaip darbė priverstinai, aš neturėjau 2 metus atostogų, išsiuntė mane mėnesiui atostogų ir va turėjau galimybę nueiti pas psichiatrą ir, nu, mano stilius, ne, meluoti, nesakyti teisybės, tai yra būti nesažininga. Ir pilu tokį patį brudą, kaip ir save įtikinau, ne, kad labai sunkiai dirbu, patiriu didelį stresą ir įtampą darbe. Tėtis numirė, ne, kaip čia dabar taip. Ir, nu, žodžiu, man reikia kažką darykit, man reikia pailsėti. Jo, ir davė man galimybę pailsėti, gavau siuntimą į streso kliniką, tai labai patiko man tenai, žodžiu, išplauna palatą, padaryta valgyti, turiu savo gydytoją, turiu savo psichoterapeutą, psichologus, papiešti, muzikos paklausyti, žodžiu, pašokti, knygų terapija, muzikos terapija, ko tik tenai nebuvo, ne, ir bet kas atsitiko, turbūt pirmą kartą buvau sąžininga prieš save ir prieš kitus, kada atvykus į streso kliniką reikėjo užpildyti anketą ir priežastis, kodėl aš atvykau. Tai buvo lygiai tos pačios, ką sakiau psichoterapeutui, tai stresas ir tėčio mirtis. Ir šiandien dienai suvokiu, kad aukštesnės jėgos planas buvo tiesiog vesti mano ranką ir parašyti žodį alkoholis. Tai mane labai greitai išnarpliojo. Tai papasakojau lygiai su tokiu pasididžiavimu, žodžiu, kaip aš čia ryte išgeriu, kaip aš visą dieną geriu, kaip aš vakare vėl vartoju. Ir kaip ten aš skaičiavau nuo 4 iki 6 butelių alkoholio per dieną, ne, ir ten nu, gydytojo pakraupus, aš tokia visa, nu va čia kaip aš galiu, ne, ir greitai ten savaitės ar 2 savaičių bėgėje mane išsikvietė skyriaus vedėja ir vat tai buvo specialistas ir aš esu jai dėkinga. Įvardinta Diana, ar tu kreipėsi pas anoniminius alkoholikus pagalbos ir aš tada labai supykau, aš taip įsižeidžiu, sakau, pažiūrėk į mane, aš išsilavinusi, viską turinti, kokia aš alkoholikė, ką man tie alkoholikai gali padėti jo. Ir va tada buvo išreikštas toksai oficialus pažadas, kad aš tikrai negersiu, nes jinai įvardino, vat, kaip ir knygui parašyta, kad specialistas, jeigu yra sąžiningas, jisai tiesiog pakelia rankas prieš alkoholiką ir sako, kad aš negaliu jums nieko padėti. Tai va tai buvo moteris, skiriaus vedėja, kuris sakė, Diana, aš negaliu tau niekom padėti, reikia kreiptis pas anoniminius alkoholikus ir aš jį sakau, žinok, aš tikrai negersiu. Pažadu. Ne, ir mano pažadas truko lygiai 2 savaitės, nes buvo nauji metai, aš turėjau galimybę išeiti iš klinikos, tai viešbutis Palangoj, pakviesta mama, mama važiuoja su alkoholiu, nu ir žodžiu, truktų žvaigždžių ir vėl iš pradžių, mama nueina miegoti, aš pasislėpus ateinu, atidarau minibarą, grinai kaip filme apie jeigu matėt skrydis, ne, kur stoviu prie to minibaro ir ten vat, žiūriu į tą alkoholį ir galvoju, ne, nu ne, ir nesuveikė, ne, alkoholis buvo stipresnis už mane pačią ir ryte iš tikrųjų su sąžinės graužatim mane aš iš to viešbučio grįžau į kliniką ir vat buvo ta stadija. Jeigu manęs paklaus, kad aš vartoju, aš pasakysiu, bet manęs neklaus ir aš nieko nesakiau. Nes iš tikrųjų būčiau pašalinta iš klinikos. Ne? Ir kada iš klinikos išėjau, grįžau namo, man buvo didžiulė baimė. Aš prisimenu, kaip aš stovėjau, sėdėjau automobilyje ne prieš mamos buto langus, nes tuo metu dėl tėčio mirties gyvenau su mama ne, ir skambinau sesei ir sakau, aš bijau eiti namo. Tuo metu aš ją įvardinau, kad, nu, todėl, kad ten tėtis mirė lovoje, ne, kad ten galbūt ten dvasia jo, bet šiandien dienai aš suvokiu, kad aš bijojau dėl to, kad ten yra alkoholio. Bet, nu, sesuo sakė, nu, nieko tokio, eik, žinai, ten jokios dvasios neskraido ir aš nuėjau tiesiai prie šaldytuvo pasitikrinti, ar yra alkoholio ir ten jo buvo. Tai va antras pažadas savo buvo, kad aš tikrai negersiu. Ir ten po kelių valandų grįžo mama, padarė vakarienę, padėjo ją ant stalo ir man prireikė grietinės.
Ne, atsistojus prie šaldytuvo sakau, o mama, žiūrėk, aš pasveikau, galim išgerti jo. Mano tėvai nebuvo alkoholikai ir mama nėra alkoholikė, jinai gali taurę, niekaip nesuprantu, laikyti, uostyti, ten gurkšnoti, neturi jokių problemų, ne. Ir aš išgėriau viską ir dar kaip mažas vaikas, ne, tai laukiu, kol mama nueis miegoti ir dar iš jos pavogiau butelį aperolio, kurį išgėriau ir laukiu ryte, kada mama išeis į darbą, o aš patyliukais pasislėpusi nuėjau į šiukšlinę išmesti butelio, ne. Tai vat, ir vat tą dieną, tą rytą aš prisiminiau žodžius gydytojos ir paskambinau anoniminiams alkoholikams į grupę nurodytų telefonu ir ten toks keistas klausimas buvo, tai sako, kiek jūs čia geriat, nusakau apie 2 metus, oi, tai mažai, rimtai mažai. Žinai, tai vat šiandien dienai suprantu, kad jeigu alkoholikui reikia pagalbos, jos reikia čia ir dabar. Ir vat tas mano paskambinimas, tai aš norėjau pagalbos čia ir dabar ir jeigu būtų pasakę, kad grupė yra šiandien, arba atvažiuok, arba pakalbėk, aš tikiu, kad tai būtų įvykę, bet Dievo planas buvo kitoks. Kai aš išgirdau, kad grupė rytoj arba sekmadienį, tai aš nusprendžiau, kad eisiu sekmadienį, ne, o iki to laiko dar pagersiu. Ir vat tas šeštadienis iki rytojaus grupės, tai rytas, viešbutis, viskas įskaičiuota. Aš girta vežu mamą namo. Ir ačiū Dievui, kad nieko neatsitiko, bet išpiliau visą brudą. Tai aš tą alkoholikę, kuri visus kaltina, mamą kaltinu, kaip jinai nemylėjo manęs, kaip mylėjo daugiau sesę, kaip jinai mane skriaudė, kaip jinai kokia buvo griežta, o kodėl mano vaikui liepė duoti draugo pavardę, nu žodžiu, viską išpyliau, tai verkė mama. Ne, aš ją atvežiau namo, praktiškai išspyriau iš mašinos ir bet antras ėjimas link A, tai nežinau kodėl, bet mane tiesiog vedė į kapines pas tėtį. Atsiklaupiau prie tėčio kapo ir tiesiog meldžiausi. Šiandien dienai suprantu, kad aš kaip ir Bilas ieškojau tos jėgos. Ir sakiau, tėti, padėk, nes aš nebežinau, kas su manim vyksta. Tai vat aš norėjau pokyčių, bet nežinojau, ką daryti jo. Ir, nu, vat paklupėjau valandą sniege, sušalau, paverkiau, pašnekėjau su mirusiu tėčiu ir aš apsisukus nuvažiavau į viešbutį gerti. Aš nežinau, iš kur pas mane sekmadienį atsirado jėgų, nes ryte draugė, kada iš po viešbučio parvežiau namo, jinai manęs paklausė, ar eisi į ją, aš sakau, ne, aš pati, aš tikrai negersiu jo. Bet iš kažkur atsirado jėgų eiti pamiegoti, atsikelti ir tada tas, nu, toks kaukė, ne, pasidariau makiažą, pasidažiau lūpas, išsiplojau galvą, apsimoviau gražią suknelę, aukštakulnius, paltą, kailinius, man atrodo, net užsidėjau, ne, ir mama sako, kur eini, sakau, važiuoju pas anoniminius alkoholikus, ir jinai sako, nu, tu durna, sėskis pakalbėsim, aš tavęs niekada nemačiau girtose, ne, ir po šiai dienai mano mamai yra sunku susitaikyti su to, kad aš sergu alkoholizmu. Ir ta tema, nu, tiesiog nelabai kalbam, nebent jinai kažkaip tai paklausė. Va, ir atsirado dar jėgų, nes šiandien dienai suprantu, kad aukštesnė jėga mane vedė, tai tiesiog kaip čia atsispirti tai mamos pagundai sėstis ir su ją pakalbėti, nes visada paklusdavau mamai ir aš nuvažiavau į anoniminių alkoholikų susirinkimą, parodyti jums, kad aš nesu alkoholikė. Ir tada ta stadija tokia ieškojimas skirtumų. Man ten sako, prarado šeimą, aš galvoju, nu ne. Sako, atėmė vaikus, nu ne. Praradau darbą, aš tai ne. Sudaužiau mašiną, aš tai ne. Nu, žodžiu, ką aš čia veikiu? Ne, nu, tikrai ne, va, eilinį kartą įsitikinau, kad aš tikrai ne alkoholikė, ne, nes šiandien dienai suprantu, kad aš negirdėjau, kad tai yra pasiekmes vartojant alkoholį. Jo, aš negirdėjau, kai sakė, kad yra liga alkoholizmas. Aš negirdėjau, kad, sako, siūlo sveikimo programą 12 žingsnių, kad gyventi blaiviai mokytis. Ne? Vienintelį dalyką, kad siūlo pagalbą, asmeninę pagalbą, ne tik susirinkimus turėti kitą alkoholikę. Aš nieko negirdėjau, vienintelį, ką išgirdau, kad aš visą gyvenimą negalėsiu gerti ir tai mane šokiravo. Ne? Kaip, ta prasme, kaip susitikimai su draugėm, barai, baliai, gimtadieniai, šventės, nu ne. Ir aš prisimenu, kada skambinau draugė ir sakau, žinok, tie alkoholikai nieko gero, jie sako, kad aš visą gyvenimą negalėsiu gerti, varau į Minesotą. Nes va, čia matau, žmonės atskrenda iš Minesotos ir, nu, žodžiu, lanko susirinkimus, ne visai jie kažkokie normalūs, jie ten nekalba apie ten kažkokius dievus, apie programą, žinai, aš varau tenai išmokti gerti.
Ir aš taip inirtingai atvariau su lagaminais, nu, žodžiu, prie pastato ir aš matau, kad užrašyta psichiatrinės padalinys. Tai, vad, būdama apie 2 savaitės blaiva, aš tiesiog atsiguliau į psichiatrinės ligoninę, mokintis gerti. Vat ir nepavyko man ten pripažinti, kad aš esu alkoholikė, aš esu dėkinga už tą rūpestį socialinių darbuotojų ir kitų specialistų, esu dėkinga socialiniai darbuotojai, kuri man lesė smegenis ir sakė, paprašyk pagalbos, paprašyk pagalbos, paprašyk pagalbos. Ir aš paprašiau. Paprašiau moters, kuri mane pirmą kartą sutiko ir apsikabino. Aš nesupratau, ką aš ten darau. Aš paprašiau pagalbos tikėdama, kad jinai kažką padarys, kad man bus geriau. Mes truputį paskaitėm knygą, aš kiekvieną dieną lankiau susirinkimuose ir aš norėjau gerti. Tiek gulėdama psichiatrinį kiekvieną dieną norėjau gerti, tiek dirbama su kita alkoholikė, aš kiekvieną dieną norėjau gerti ir aš nebuvau sąžininga su nei vienu iš jūsų. Aš šipsodavausi, susirinkimuose sakydavau, kaip yra viskas gerai ir nebuvau sąžininga. Ne? Tai va 1,5 metų buvo kankinės, kol atėjo po pusę, bet aš buvau blaiva, ne, va, ta, nežinau, vadina kažkaip sausa blaivybė, aš tiesiog buvau nesveikstanti alkoholikė, ne, tiesiog blaiva. Ir po 1,5 metų buvo tokia stadija, kada arba aš vėl guluosi į durnyną, į psichiatrinę, arba aš einu gerti. Aš nemačiau kitokios išeities, ne, nes niekas nesikeitė. Aš vaikščioju susirinkimus, mano santykiai su aplinka nesikeičia, aš esu nervuota, mane visi užknisa, aš negaliu miegoti, ne, nes irgi pasiekmė buvo dar vartojant alkoholio nemiga. Nu, ta prasme, visiška beprotybė, ne, ten skaito tos pažadus, kad čia viskas bus fainiai, nu, ten ten kiti dalinasi, kaip čia viskas gerai ir aš galvoju, šūdas, nieko čia nėra gero. Ir tą dieną aš labai nenorėjau eiti į susirinkimą, bet irgi aukštesnė jėga, esu dėkinga už tą jėgą, kad tiesiog ateiti. Ir aš prisimenu, buvo atviras susirinkimas namų grupėje ir dalinosi moteris atvykusi iš Vilniaus, alkoholikė. Ir aš buvau įsižiojusi, nes jinai kalbėjo apie mane. Prabangus gėrimai, pinigai, stabilus finansinė būsena, kelionės po pasaulį, ta prasme, ir nelaiminga, viską turiu, bet esu nelaiminga, ne viską turiu dėl ko gyventi, bet manęs netenkina toksai gyvenimas ir todėl aš geriu. Ne, ir vat aš atėjau jos paprašyti pagalbos jom. Ir vat nuo tos minutės, kada paprašiau pagalbos, nes aš jai pasakiau, aš noriu turėti tai, ką tu turi, jinai šypsojosi, jos akis blizgėjo. Ir turėjau vienintelį 2 sąlygas. Jis sako, jeigu tu darysi tai, ką dariau aš, tu tą ir turėsi. Ir turėsi tą patirtį perduoti kitoms alkoholikėms, ar tu su to sutinki. Ir aš buvau pasiryžusi daryti viską. Tai vad suprantu, kad ateimas į AA buvo galbūt noras kažkoksai, bet pasiryžimo nebuvo. Lygiai tas pats, kaip pirmą kartą paprašiau globos, aš nebuvau pasiryžusi mesti gerti, ne kažkur tai turėjau tą pasilikusi mažesnį ar didesnį procentą, kaip nors, kada nors aš galbūt galėsiu vartoti kaip kiti žmonės. O va čia buvau pasiryžus daryti viską, nes aš bijojau išprotėti jo. Ir va tada skaitant knygą, tas pirmas žingsnis, prisipažinome, kad esame bėgiai prieš alkoholį ir kad mano gyvenimas yra nevaldomas, tai buvo apie mane, ne man pavyko atrasti tos ligos simptomus, kurie aš sergu, tai apie tą negebėjimą kontroliuoti alkoholį, kai tik tai jis patenka į mano organizmą. Gurkšnelis, topkė, taurė, butelys, ne tas pirmas gurkšnis, aš esu alergiška alkoholiui, nes manęs neišberia, man neniešti, tiesiog atsiranda beprotiškas potraukis išgerti dar. Ir gainiojimasis, va to efekto, kurį man duodavo alkoholis, tos jėgos, tos stiprybės, to žydėjimo, to problemų išsisprendimo, ne, bet jo jau nebebuvo. Jau jo seniai nebebuvo, geriau ir niekas nesikeičia. Man nesidaro geriau, man tik darosi blogiau ir aš tiesiog, iki sąmonės neteikimo geriau. Tai va čia yra mano pirmas lygos simptomas ir kai manęs paklausia, ar tau taip yra, aš linkčiau galvą ir taip. Ir šitas simptomas yra būdingas ir daug geriantiems žmonėms, ne, kurie penktadienį, šeštadienį gali gerti, bet sekmadienį kažkokiu būdu jie turi jėgos išsiblaivyti ir pirmadienį į darbą eiti. O aš tiesiog tęsiu gerimą, nes aš turiu antrą simptomą ligos, kad aš negaliu atsisakyti alkoholio, va tie pažadai, kad aš tikrai nuo rytojaus negersiu gydytojui, kad negersiu ten savo, kad negersiu draugui, kad jo tikrai negersiu. Man nepavykdavo tos pažadus išpildyti, aš neturėjau jėgos. Ir va tas pripažinimas apie tai, kad aš esu alkoholikė, kad aš sergu liga, nuo kurios niekada neišgysiu, aš galiu tiesiog pasveikti, naudodamasi tai, ką siūlo anoniminiai alkoholikai 12 žingsnių programą.
kad jinai progresuoja, kad aš nevartoju, ne, ir šiandien man būna tokių visokių emocinių kalnelių, tik tai gebu tuos susitvarkyti naudojama programos įrankius. Ir kad aš nuo jos galiu numirti, jeigu gersiu. Tai buvo tokia stadija, kada globėjai sakau, Dieve, tie susirinkimai ten kalba tik tai apie tai, kaip geria, negaliu klausyti, neturiu nuolankumo ir jis sako, klausyk, sėdėk, melskis ir klausykis. Nes tai bus tau, jeigu tu toliau vartosi alkoholį. Ne? Ir vat atėjo tas didžiulis pasiryžimas iš tikrųjų iki pat širdies gelmių, kad aš nebenoriu vartoti alkoholio. Ir kad aš viena pati su to negalėsiu susitvarkyti ir man reikalinga pagalba. Ir ne tik paprašyti pagalbos, bet ir priimti tą pagalbą. Tai vat man kita alkoholikė skiria laiko, e, skaitėm knygą, ji dalinosi savo patirtim ir aš turėjau tą patirtį savo pritaikyti. Ir ne visada man pavykdavo, aš vis tiek savavališkai, savanaudiškai darydavau taip, kaip aš noriu, bet aš turėdavau pasiekmes, ne, arba kažkam tai reikia atitaisyti žalą, arba aš jau vėl sėdžiu savigraužoje ir savigailoje, ne, man tada pasidaro baisu, man tada darosi gėda, ne, ir vėl grįžtu trūkti už vadžių, vėl iš pradžių, vėl skambinti globėjai ir sakyti, nu žinok, vis tiek darau taip, kaip aš noriu, ne. Ir va tas suvokimas, kad kaip aš anksčiau gyvenau, kad tik galvojau apie save, ne, e, visi man privalo viską duoti, visi man skolingi visą likusį gyvenimą, ne, visi turi daryti taip, kaip aš noriu, jo, kad aš taip gyventi nebegaliu ir nu, kažkaip visiems aiškinau, kontroliavau, kas kur turi mokytis, ką turi daryti, kaip turi mama gyventi, kaip tėtis, su kokiu vyru turi sesuo gyventi, su kokiu negyventi. Tai tie žmonės, jūs nepatikėsit, jie gyvena savo gyvenimus, o vat aš susirgau alkoholizmu. Tai va tokios pasiekmes. Ir antras žingsnis, tas jėgos ieškojimas, patikėt, kad kažkas yra daugiau negu aš ir alkoholis. Tai ir kad jisai gražins man sveiką mąstymą. Jisai arba jinai, nežinau, jėga, kaip aš suprantu, tai turėjau tokią stadiją, kad aš turėjau įsitikinimą. Jo man mama sakydavo, kad Dievas yra baudžiantis, jisai viską mato, kad tai yra bažnyčioje, ne, tai va tos paieškos aukštesnės jėgos iš tikrųjų. Kada gulėjau psichiatriniai, turėjau galimybę sekmadieniais rinktis būti patalpose ar eiti į bažnyčią, jau bažnyčią ieškojau aukštesnės jėgos, neradau. Klūpėjau ant kelių mokydamas ramybės maldą, žiūrėjau į dangų, į mėnulį ir neradau. Aš galvojau, kad aukštesnė jėga yra, dalinosi kažkas iš narių, vat jūra ten pabūnu ir man taip, vat tokai suprantu. Aš važiavau prie jūros, aš matau jūrą, aš matau smėlį ir aš neradau tenai savo aukštesnės jėgos, ne. Ir vienu momentu labai stipriai pajaučiau, kad aukštesnė jėga tai yra grupė. Kad aš ateidavau į susirinkimą, būdavau tarp tokių kaip ir aš, sergančių alkoholizmu, ieškančių išeities, kaip gyventi blaiviai. Aš buvau įsitikinusi, kad va radau, ane. Ir po 2 valandų baigėsi susirinkimas, aš išeinu už grupės ir ten lieka mano aukštesnė jėga. Vėl mane vairuotojai erzina, vėl dukra neskambina, mama knisa protą, darbdavys nemoka tiek, kiek aš noriu. Nu, žodžiu, aš turiu tą jėgą jausti viduje, ne, ir man pavyko tai padaryti. Kol aš ieškojau, aš jos neradau. Kada su kita alkoholikė skaitėm knygą, tai 2 tokie momentai, kur stipriai pavyko rasti jėgą, nes mūsų anoniminio alkoholikų knyga yra apie tai, kur ir kaip rasti aukštesnę jėgą. Tai vieno nario pasidalinimas, jisai sako, pridėkit ranką prie širdies ir atsakykit į klausimą, kodėl jinai plaka. Ir aš sąžiningai dėjau ranką prie širdies ir aš neturėjau atsakymą. Mano tėtis turėjo daug planų, jisai nuėjo vieną vakarą miegoti ir tiesiog naktį jam sustojo širdis, o mano plaka, aš nežinau kodėl. Ir antras dalykas, kas vat, padėjo aukštesnė jėga suprasti, kur jinai yra, kur man jos reikia, kur ją reikia rasti, tai sakinys anoniminio alkoholikų knygoje, kiekvieno vyro, moters ir vaiko širdyje yra pamatinė Dievo idėja. Ir aš tokia bingo, mano sąžinės balsas, jisai buvo visą gyvenimą. Nevok, dieną būk ištikima, nemušk vaiko, būk gera mama, negerk. Jisai visada buvo, aukštesnė jėga visada buvo su manim, tik aš nenorėjau jos klausyti. Ne, ir va tai padėjo tą suvokimą, nes antram žingsnė tokie 3 sprendimai, kad aš noriu patikėti, kad kažkas yra stipriau negu aš ir alkoholis. Ir aš tom tikiu. Gebėjimas palaikyti sąmoningą ryšį, tai vat ramybės maldos naudojimas, kada kita alkoholikė paaiškino jos esmę, kaip man ją reikia naudoti, ne, kad jeigu draugas man šiandien ryte nerašo žinutės ir mane užknis, aš esu pikta, tai Dieve suteik man ramybę susitaikyti su to, ko negaliu pakeisti, jisai man nerašo žinutės,
o aš noriu, kad parašytų ir drąsos keisti, ką galiu pakeisti. Aš pati parašau jam žinutę labas rytas, linkiu geros dienos ir gražaus laiko su dukra, ne? Ir trečias dalykas, pagrindinis antram žingsnį, kad man neužtenka tik tai melstis. Prisimenu vieną sąnarį, sako, jeigu aš tik tai melsiuos, tai mane tik paukštis gali apšikti, ne? Tai man reikia daryti veiksmą. Tai va, aš galiu pasimelsti, Dieve, suteik man ramybę, susitaikyti su to, kad draugas nerašo žinutės, bet visą dieną vaikščioti po kambarius ir nervuotis. Man tai nepadeda. Man reikia daryti veiksmą palei 12 žingsnių programą ir tada ateina ramybė. Aš kai parašau žinutę, gaunu atgal, labas rytas, meilė. Va, ir antram žingsnį man pavyksta įsitikinti, kad sustojus, padarius pauzę, pasimeldus ir atlikus veiksmą, man pakeičia mąstymą. Ne, vietoj pykčio, vietoj keršto, aš tiesiog darau savo veiksmą ir turiu rezultatą. Trečiam žingsnį, tai taip įsitikinu, kad aukštesnė jėga veikia, kada aš laikausi tų principų sustot, padaryti pauzę, sukalbėti maldą ir padaryti veiksmą. Trečiam žingsnį labai daug buvo sprendimų apie tai, kad aš tikrai nusprendžiu apie tai, kad mano pagrindinė problema - egoizmas ir savanaudiškumas, viskas apie mane. Aš esu pati savo problemų priežastis, atsikratyti savanaudiškumo aš savo jėgom negebu. Man reikalinga aukštesnė jėga, aš pasiryžusi su ja užmėgsti sąmoningą ryšį ir vat trečias žingsnio pagrindinis sprendimas, kur ten sako, pavedu savo valią, jo ir gyvenimą, tai mano valia tai yra mano mintis, kuriuo aš negaliu kontroliuoti. Pavedu Dievui. Tai va ta pauzė išganinga, o pavedu savo gyvenimą, tai savo veiksmus. Tai trečiam žingsnį aš priėmiau sprendimą eiti toliau, suvokti, kas yra Dievo valia, o ne mano valia. Tai 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12 žingsniai. Aš trečiam žingsnį ten, esu girdėjusi, atiduodu pinigus, ten ta. Trečiam žingsnį aš tiesiog susipažįstu su įrankiais, kaip man gyventi ne pagal savo, o pagal Dievo valią. Ne. Ketvirtam žingsnį teko susipažinti su savim, tai oi, kaip man patiko rašyti inventorizacijas, pikau ant viso pasaulio, žodžiu, turėjau storiausią sąsvinę, ne viskas tai fainiai, išsitaškiau tenai viską ir kada 4. stulpelį reikėjo atsisukti į save, pamačiau standartą, kaip aš gyvenau ir šiandien gyvenu. Tai aš turiu iliuziją kiekvienam iš jūsų, kokia turi būti mama, kaip jinai turi elgtis, kokia turi būti dukra, kokia turi būti narė, kokia turi būti globotinė, koks turi būti darbdavys. Tai yra mano egoizmas. Mano savanaudiškumas yra toksai, kad jie privalo tokie būti, kaip jie drįsta su manim, bet kažkaip kitaip elgtis, negu aš esu nupiešus jiems. Ir mano, kokia aš esu nesąžininga, ne, kokia aš esu santykėje su tai žmonėm, ne, vat neparašyti draugui ryte žinutės, manipuliuoti, kerštauti, papirkinėti, būti neištikimai, kelti balsą, pertraukinėti, kritikuoti, kišti savo nuomonę ir ilgas sąrašas ir visur lygiai tas pats. Jūs privalo daryti, aš neprivalau. Ne. Jūs negalit man meluoti, bet aš galiu meluoti. Jūs privalot būti visą gyvenimą man dėkingi, ne, bet aš, ne. Ir teko pamatyti, kad mano šitas elgesys yra iš baimės. Aš visą gyvenimą nieko daugiau neveikiau, tik tai bijojau, o iš baimės elgiausi, va taip kaip elgiausi, nesąžiningai, ne. Bijau prarasti santykius, bijau neturėti santykių, bijau netekti darbo, bijau, ką žmonės pasakys, bijau finansinio nesaugumo. Ir iš to, pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys, vėluoju į darbą, nes aš noriu ilgiau pamiegoti. Kai aš vėluoju, bijau, kad pavėluosiu, aš ką darau, jeigu nesu aukštesnė jėga, aš viršiju greitį. Tada man atsiranda ne tik baimė pavėluoti į darbą, ką žmonės pasakys, bet atsiranda baimė, kad aš gausiu baudą. Tai aš pradedu bijoti finansinio nesaugumo, ne? Ir visa diena tokia, visiška makaliūzė tik tai dėl to, kad aš neprisiemu atsakomybės atsikelti anksčiau ir pasiruošti darbą ir išvykti laiku. Ne, tai vat visą gyvenimą aš neprisimdavau atsakomybės. Jo, tai šiandien dienai taip nesielgiu, jeigu iš tikrųjų nepavyksta taikyti 12 žingsnių programos kasdien ir aš eilinį kartą nesikeliu iš lovos laiko, ne, tai tiesiog šiandien dienai Dieve suteik man ramybę susitaikyti su to, ko negaliu pakeisti. Taip, aš neatsikėliau jo.
Drąsos keisti, ką galiu pakeisti, tiesiog informuoju žmonės, kad aš vėluočiau, nes netgi tuomet, kada mane žmonės laukia, aš jiems sukeliu, padarau žalą, ne, jie nerimauja, kas man atsitiko, jie apie mane nežino, tai tiesiog leisti žinoti, kad su manim yra viskas gerai, tiesiog vėluoju. Santykių idealas, oi, santykių lentelė, tai man, o Dieve, santykių formatas lygiai toksai pat. Aš turiu iliuziją, kokie turi būti žmonės, turiu um, savanaudiškumą, kad jie turi, vat, man ryte į lovą kavos atnešti, mama turi visą laiką man paskambinti, dukra turi visą laiką skirti man dėmesio, nu, žodžiu, pagaminti, valgyti kartu sėdėti, man turi duoti pinigų, aš tada skrisiu į kelionę, nu, va tokie santykiai su žmonėm, ne, ir teko pamatyti apie save ir iš tikrųjų kad ką aš duodu, nes aš visą laiką ėmiau iš žmonių duokit, 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 o ką aš duodu. Aš gebėdavau duoti 2 savaitės santykėje, ne, nešti kavą į lovą, ten santykiai, seksas, ne, o paskui po 2 savaičių išdygsta ragai, nagai, o kodėl aš turiu daryti valgyti, o kodėl aš turiu tvarkyti kambarius, o kodėl tu man neduodi pinigų, o tai ir viskas, ir griūva santykiai. Tai va šitoje vietoje įgavau įrankį apie tai, kad pasirašyti santykių idealą, kokia aš turiu būti mama su savo dukra, kokia aš turiu būti dukra su savo mama, kokia aš turiu būti partnerė savo draugui, kokia aš turiu būti darbdavė, kokia aš turiu būti darbuotoja. Ir vad buvo ilgas laikas, kada tiesiog eidama į santykių su žmogum, aš pirmiausia mašinoj skaitau santykių idealą, kad aš turiu priimti žmogų, koks jisai yra, būti nuolanki, nepertraukinėti, nekritikuoti, pasidomėti, kaip jisai gyvena, paklausti, ar galiu kažkom tai padėti. Tai vad, jo, daug 4 žingsnį įrankių. Matyti, kad aplink mane egoizmų sergantis dvasiniai ligoniai, jie nei vienas nenori man nieko blogo. Nei vienas. Kad aš turiu gebėti ir prašyti jėgos į juos žiūrėti kaip į sergančius žmonės, kaip į savo draugą, prašyti jėgos, kaip aš galėčiau būti tiem žmonėm naudinga. Dar 4 žingsnį atsiranda papildomų maldų, tai yra baimės, pykčio. 4 žingsnį atsiranda įrankis santykių idealas, kaip aš turiu elgtis su žmonėmis, o ne iš jų reikalauti, kaip jie turi elgtis. O 5 žingsnį tiesiog aš pasirinkau jį daryti ne su dvasininku, ne su drauge, o su kita alkoholikė, kuri mane suprastų. Aš ją pasitikėjau, nes yra viena iš sąlygų, kad mokėtų laikyti liežuvį už dantų. Ir mes turėjome ilgą pokalbį, tai aš dalinausi tais pačiais baisiausiais savo dalykais, jinai dalinosi lygiai tokio pačiu. Tai nebuvo išpažintis, kai bažnyčia turi tokios praktikos, kai sako, eik sukalbėk maldelę, suvalgyk plotkelį ir tau Dievas atleis. Šitą programą mane mokina, kad aš turiu keistis, ne. Man neužtenka tik melstis, man reikia daryti veiksmą, aš turiu kreiptis į kitą alkoholiką, jeigu man reikalinga patirtis. Tai va 5 žingsnį tiesiog gavau dar vieną įrankį, kad ieškoti pagalbos, nes mano galva serga ir aš esu psichinė ligonė, tai jeigu man ateina į galvą, kad aš galvoju, aš norėčiau, aš manau, tai jau man reikia pagalbos. 6, 7 žingsnis aš įsivaizdavau, išsirašęs būdo trūkumus, kokia aš melagė, kokia aš netvarkinga, kokia kontroliuojanti, reguliuojanti, knisanti protą, neištikima, išnaudotoja, ilgas 94 savo būdo trūkumus išrašiau, aš galvojau, kad padėksim, pasimelsim su globėja ir viskas praeis. Nieko panašaus, man 6 žingsnėje yra įrankis, kad jeigu man kartojasi ilgą laiką kažkoks būdo trūkumas, ne, va tas neatsikėlimas ryte, arba va turiu kitą pavyzdį, su draugu nutraukėm santyki, po kažkurio laiko aš jį matau su kita moterim ir galvoju, nu taigi viskas gerai, aš taigi nepavydžiu, nenoriu kerštauti ir aš jaučiu viduj, kad ne, negerai, aš nenoriu su juo sveikintis, aš noriu žeminti jo kitą moterį, kad aš noriu keršyti. Tai vat man čia reikia 6 žingsnio. Dieve, aš esu pasiryžusi, kad tu pašalintum mano šitą būseną, tą norą keršyti, norą pavydėti. Aš ėjau į tualetą, klaupiausi ant kelių ir kalbėjau 7 žingsnio maldą, kad Dieve priimk mane gerą ir blogą. Tos mintis ateina, man kyla noras, bet aš esu pasiryžusi vykdyti tavo valią ir vat, kokį veiksmą ėmiausi, tai eiti tuo metu buvo renginys ant scenos dalinti savo patirtim, pardavinėti literatūrą, už ką aš esu atsakinga, ne, ir priimti tą žmogų toks, koks jisai yra ir gerbti jo pasirinkimą. Va, ir 8 žingsnį, tai aš jau tą sąrašą turėjau iš 4, tie visi žmonės, ant kurių aš pykau, tie visi žmonės, su kuriais aš turėjau santykį ir tiesiog su globėja aš buvau pasiryžusi atitaisyti žalą ir ėjom link 9. Visada laikausi rekomendacijos, kas parašyta knygoj, aiški struktūra. Pirmiausia, aš turiu kreiptis į žmogų ir paprašyti laiko susitikti gyvai,
Kada žmogus sutinka su manim susitikti ir įvardina jam patogų laiką, aš kreipiuosi į kitą alkoholikę. Aš su ją aptariu, apie ką bus pokalbis, aš turiu prisimti atsakomybę. Ir tada su malda einu pas žmogų ir nebeturiu kur trauktis. Tai jeigu turiu laiko, galiu pasidalinti visais devintukais, tai nes turėjau finansinį devintuką, aš apgaudinėjau savo dėdę ir pernuomodavau jo butą, užsidirbau nemažai pinigų. Ir aptarus su globėja, kada dėdei pasiskambinau, paklausiau, kada galėčiau atvažiuoti, jisai vardino dieną, apkalbėjom su globėja, ką aš jam sakysiu, apie tai, kad aš buvau nesažininga su tavimi, kad aš tiesiog manipuliavau tavo turtu, kad užsidirbau pinigų, įvardinau sumą, kokią pinigų užsidirbau ir kad aš esu pasiryžusi atitaisyti tau žalą, gražinti pinigus. Ir pagrindinis akcentas tai ne aš sugalvoju, kaip atitaisysiu žalą, o paklausti to žmogaus, su kuriuo kalbu. Ir aš jo tiesiog paklausiu, kaip tu norėtum, kad aš atitaisyčiau žalą. Tai šitoj vietoj buvo įvardinta, tai duok pinigus. Po to, kai aš išgirstu, kaip man reikia atitaisyti žalą, aš turėčiau pakalbėti su kita alkoholikė, ne? Nes šitoj vietoj aš nepadariau šito žingsnio. Aš tiesiog nuvariau iš kreditinės kortelės, iš savo kortelės, ištraukiau visus pinigus, atvežiau dėdį, galvoju, apsikakok tu galvą, pasimtos pinigus, aš tavęs nebenoriu matyti, nes aš turėjau lūkestį, taigi jisai mano dėdė. Nu kaip jisai gali manęs prašyti pinigų, nu taigi ne. Paprašė. Tai vat šitas neaptarimas su globėja man kainavo nemažai, man kainavo sėdėjimą ten ant grikių ilgą laiką, neturėjimą pinigų, negalėjimą sauliaisti užsipilti kūro, nes kada finansinę žalą atitaisyti, tai aš turiu tarti su žmogumi, kiek aš šiandien galiu leisti, tai aš galėjau įvardinti, aš jums po 100 eurų į dieną, į mėnesį duosiu, jeigu jums taip tinka, nes aš kitaip negaliu, ne? Šiandien neturiu kitokių galimybių, jeigu pagerės mano finansinė padėtis, galėsiu duoti daugiau. Bet šito nedariau ir sėdėjau ant grikių. Kita finansinė patirtis, tai kada pasakė, man nereikia, viskas gerai, pamirškim tas skolas, tai aš labai apsidžiaugiu, kad man nereikės 10 000 eurų gražinti, ne, bet kalbu su globėja ir jinai sako, wow, palauk. Tai šitie pinigai aš aukoju, neaukoju kiekvieną mėnesį niekieno vaikams po tam tikrą sumą pinigų, kad šitą sumą gražinti. Ne. Aš dariau devintuką mirusiems žmonėms, tai rašiau laišką tėčiui ir bet dar pasidalinsiu, kaip iš baimės aš priėmu sprendimus, tai buvau antrą kartą pastojusi, mano galva sakė, kad klausyk, tu vieniša mama su 2 vaikais, kaip tu juos išlaikysi, ką kaime pagalvos apie tave, kaip tu darysi, tai geriau nužudyk, ne? Ir aš iš tikrųjų nutraukiau nėštumą, tai atvažiavau todėl kad tas kūdikis nėra palaidotas, tai važiavau į vietą Pakutuvėnus ant 3 kryžių kalno, pasimeldžiau, rašiau laišką, vadinau savo kūdikį angelėlį, parašiau, kad aš nebuvau gera mama, neleidau tau gimti, tai tiesiog sąžiningai tą laišką garsiai perskaičiau ir sudeginau ir pasimeldžiau, ne, tai tokį pat laišką rašiau ir tėčiui prie kapo ir įsipareigojimas man tėtis nepasakys, kaip galiu atitaisyti žalą, tai šiandien dienai kartą į mėnesį važiuoju ant kapo, sutvarkau, pamerkiu gėlyčių, uždegu žvakutį ir papasakoju, kaip aš gyvenu. Jo, turėjau, sunkiausias devintukas turbūt buvo su dukra, labai sunkiai aš ryžausi tam devintukui. Bet kada sėdėdama kavinėje jai prisėmiau atsakomybę, kad aš nebuvau gera mama, neskiriau tau pakankamai dėmesio, kad aš elgiausi egoistiškai, nesidomėjau tavo gyvenimu, kad aš tave skaudinau, kad aš tave skriaudžiau, kad aš negaliu pakeisti praeities, ne, bet esu pasiryžusi atitaisyti tau žalą, tu pasakyk, kaip tai galėčiau padaryti ir aš tiesiog užčiaupiau burną. Ir aš valandą laiko klausiausi visas dukros nuoskaudas per 21 metus. Verkiau, juokiausi, galvoju, pasiteisinimų buvo krūva, bet aš tiesiog buvau užsičiaupusi ir kada po devintuko man kilo noras ją apsikabinti, aš supratau, kad šiandien negaliu daryti tai, ką aš noriu, aš turiu atsiklausti žmonių, tai tiesiog dukrai sakau, man kyla didžiulis noras tave apsikabinti, ar galiu. Tiesiog jinai papurtė galvą ir aš su to turėjau susitaikyti jo. Mes išėjom, aš pasiskambinau globėjai, papasakojau, kas įvyko, kaip turėčiau atitaisyti žalą. Tai iš dukros žalos atitaisimas nebuvo toksai, kad būti sociume, nebūti su alkoholikais. Ir aš globėjai, kada paskambinu, jis sako, alkoholikai tai ir yra žmonės ir vadinasi sociumas, tai tu ir taip darai, atitaisai žalą. Ir žinokit, po kelių valandų, kada mes ėjom su dukra vakarieniauti,
Jinai paėmė mane už rankos kaip vaikystėj, kai jinai buvo maža. Ir jinai pasakė, mama, kaip man dabar gera. Tai vad suprantu, kad devintukas yra ne tik man, bet ir tiem žmonėm, kuriem aš padariau žalą. Ir vienas devintukas nėra padarytas. Parašiau žinutę per Messengerį savo klasiokiai, kurią spjaudžiau, kurią žeminau, kurią spardžiau. Ir matau, kad perskaityta žinutė, bet jinai tiesiog neatrašo į ją, ne. Ir knygoje aiškiai parašyta, kad aš padariau viską, ką galėjau, kreipiausi į žmogų, tas žmogus nenori manęs matyti, nenori su manim kalbėti. Ir ten yra tiesiog klaupkis ant kelių ir sakyk, Dieve, aš esu pasiryžusi bet kuriuo momentu, jeigu sutiksiu su tą žmogų, atitaisyti žalą. 10 žingsnis, nu, aš tiesiog jisai sako, nuolatos taikyk 4, 5, 6, 7, 8, 9 žingsnius. Stebėti save, jeigu nežinai, kaip elgtis, kreiptis į kitą alkoholiką, jeigu pridarai nesąmonių, atitaisyk žalą čia ir dabar. Ane? Tai kai aš va šitą dvasinę būseną palaikau, tai man noras gerti arba mintis, kad, o Jezu, kaip dabar blogai, dabar čia jau reikia man prisigerti, net neateina. Ačiū Dievui, ne 11 žingsnis, tai va tas dvasingumas, aš įsivaizdavau juodą sutaną, žvakutę ant kelių bažnyčiai, klūpėsiu, viską parduosiu. Jisai visiškai ne apie tai. Mano rytas, jeigu anksčiau prasidėdavo alkoholio vartojimu, tai aš tiesiog padėkoju Dievui už dar vieną dieną gyventi. Labai patiko vienam renginį. Dvasininkas sako, jums kiekvieną rytą, kas atsikėlėt, padovanoja jūsų aukštesnė jėga dovana. Ir ten viduje yra šiandien jūsų diena. Išpakuokit ją ir pasimkit ir gyvenkit. Tai vat susidėlioju dienos planą, nu, daleiskim šiandieną, ne, kad turiu atsiprausti, papusryčiauti, dalintis savo patirtim, dirbti su globotinė. Dar viena globotinė, šiandien skaitom knygą, vakare prisijungti prie susirinkimo ir todėl, kad šiuo metu gyvenu pas seserį bute ir prižiūriu jo šunį, kol jie kelioniai. Tai tiesiog sutvarkyti namus, nes aš jau rytoj išvažiuoju. Tai va toks mano planas, ar jį pakeis aukštesnė jėga, aš nežinau, bet aš su tuo esu pasiryžusi susitaikyti. Ir tada klaupiuosi ant kelių ir kalbu 3 žingsnio maldą, kad Dievas vestų mane per šią dieną ir kom galiu būti naudinga kitiems žmonėms. Ir 12 žingsnis, va tas dvasiškai pabudęs, tai ne apie sutaną, tai ne apie klūpėjimą ant kelio, apie taikymą programos kasdien, AA susirinkimuose, namie, kontaktas su žmonėmis, darbe, šeimoje. Ir įgyjus patirtį dalintis ją su kitais žmonėm, tai va susirinkimuose, atviram susirinkime, su globotiniam, einant į ligoninės. Turėjau galimybę dalintis patirtim moterų kalėjime. Lazdijų ligoniniai turėjau patirtį tokią, kaip ir Bilas darė, į palatas eiti ir dalinti savo patirtim dar kenčiančiam alkoholikam. Prisimti tarnystę, parodyti dėkingumą, ne, už tai, kad aš šiandien esu gyva ir blaiva, tai susirinkimų vedimas, už literatūrą esu intergrupėje atsakinga, pirmininkauju namų grupiai, lankau kitas grupės. Ir va tiesiog taikyti visus tos dvasinius principus visame kame. Ir visada pavyksta, nebūna iš tikrųjų visokių dienų, bet šiandien suprantu, kad aš pati esu visų problemų priežastis ir man tiesiog reikia palaikyti sąmoningą ryšį su Dievu ir daryti tai, kas parašyta knygoje, nes ten pasakyta, kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo, tai šiandien dienai aš neišgyjau ir niekada neišgysiu, ne? Tai mano visam gyvenimui lyga, bet aš jaučiuosi sveikstanti alkoholikė tuomet, kada taiko 12 žingsnių programą. Tai ačiū už galimybę pasidalinti patirtimi, ačiū už galimybę šiandien būti blaivai, nes mano problema yra ne alkoholio vartojimas, mano problema yra, kad aš nemoku blaivą gyventi, nes jie vis tiek yra kalti, jie vis tiek nedaro taip, kaip aš noriu. Tai šiandien kas rytą stengiuosi būti truputį geresnė negu vakar, nes vakare pasirašau 11 žingsnio inventorizaciją, kas mane pykdė, kur aš buvau savanaudė, kur aš buvau nesažininga, ar šiandien ką nors įskaudinau, ar turiu apie tai pakalbėti su kita alkoholikė, ką galėjau geriau padaryti, ką šiandien padariau dėl savo sveikimo ir ką šiandien padariau dėl savo žmonių, su kuriais buvau susitikusi. Tai tą ryte perskaitau ir šiandien stengiuosi būti geresnė. Ačiū Jums labai. Oi, ačiū labai, 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 labai daug atsakymų gavau, iš tikrųjų dėkinga, kad, nu, tiesiog ačiū labai už pasidalinimą, iš tikrųjų. Ir dabar mes dar turim 15 minučių klausimams. Kas turi klausimą, prašom. Saulius, alkoholikas, būtų, aš norėjau, klausiausi labai įdomiai dienus, pasakojimų ir tikrai kažkaip kiekvieną žodį
klausimas būtų toks, nu, aš tiesiog susitapatinau, kaip jinai pasakojo apie jūs tą paralyžių, pas mane buvo taip labai trumpai panašiai, man buvo rankas irgi tėmė pernai metais suparalyžavę. Aš visą naktį kankinausi, laukiau, kol atneš globėją man raminančių, kai mane atleido irgi ten visą dieną gėriau bromazepamą. Tai kai aš tėčiau, taip pat netekau ir brolių, ir ėjau ant kapų, jų irgi meldžiausi, prašiau, kad jie padėtų, man irgi patrauktų, bet aš toliau jau gėriau, kai mamytė pernai metais palaido lyginai, likau vienas ant prie duobės užkastos ir aš prašiau, ką man daryti ir kur man eit. Tai tų siaubingų dienų, tai būtų klausimas, aš norėjau paklausti, ar jums Diana, ta prasme, iš karto patraukė tą norą, kai jūs ėjot, kai pradėjote 12 žingsnių programą, ar da jūs turėjote daugiau atkryčių buvo jūsų, tai ačiū už jūsų dalinimą. Ačiū tau, Sauliau, už klausimą. Kada atėjau į AA, tai vat, aš esu turbūt iš tų, kur rašo, vat, kaip tai veikia, ne kai kuriem pasiseka, kai kurie ten iš kelių kartų bando, tai aš turbūt turiu Dievo dovaną atėjus į AA, neturėjau užgerimo, nes neturėjau atkryčių. Bet vat pusę metų kančioj, jo tas noras gerti, jisai niekur nedingo, nes aš apart tai, kad ėjau į susirinkimus, aš nieko nedariau. Aš skaičiau knygą, bet aš jos nesupratau, ane? Aš nesikreipiau pagalbos, aš nesilaikiau rekomendacijos globėjos. Pavyzdžiui, jinai sako, kad vakare reikia įgarsinti apie tai, kaip praėjo mano diena, ne kas mane pykdė. Ir aš ten jai prisimenu kelis kartus įgarsinau ir gavau tokį atsakymą, kad, nu, konkrečiau, ne, aš neturiu laiko ten 20 minučių, atsiprašau, klausytis tavęs, ne? Ir aš įsižeidžiau, ką jinai čia man aiškina. Tai mano žinutės buvo labas rytas, labas vakaras. Buvau nesąžininga, nebenorėjau kalbėti. Tai va tol, kol aš buvau nesąžininga pati su savimi ir su kitais žmonėmis, tas noras gerti jisai niekur nedingo. Ką aš darydavau, aš klūpėdavau ant kelių, nes man sakė melskis. Ne? Man nesakė daryk veiksmą pasimeldus, man sakė tiesiog melstis, aš meldžiausi. Tas noras niekur nedingo, aš stovėdavau po dušu valandą, 2, aš miegodavau. Nu, ta prasme, aš negalėjau išbūti toj realybėje ir suvokimas, kad aš nemokau gyventi blaiva, man viskas taigi būdavo alkoholis. Biški kas pirst, imu alkoholį ir atrodo išsisprendžia problemos, o dabar eidama į susirinkimus aš neturiu alkoholio. Man puikybė neleidžia užgerti, nu jūs užgerkit, žinai, aš labai džiaugdavausi, kai ateidavo atkritęs užgeręs žmogus, ne, nes pažiūrėkit į mane, aš tai ne. Vat priešinasi mano tas ego, aš nedarysiu to, ką siūlo anoniminiai alkoholikai, aš pati galiu. Nu, va tai kol aš galvojau, kad aš pati galiu, arba kol aš galvojau, kad globėja pirmoji padarys kažką, kad man bus geriau, tai niekas nesidarė. Ir va antrą kartą, kada iš tikrųjų supratau, kad turiu daryti tai, ką siūlo anoniminiai alkoholikai ir nu, net nesu ta intencija, kad pabandyk, jeigu nepavyks parduotuvė visą laiką už kampo, visada galėsi gerti. Jau nesu ta intencija, jau bandyti. Aš su ta intencija išgirdusi, kad ne alkoholis yra mano bėda, nes nu, žmonės, aš bandžiau narkotikus, ne, bet negebėjimas susitvarkyti su blaiviu gyvenimu, tiesiog su realybė, kokiam aš gyvenu. Aš pabandžiau narkotikus, man nepavyko, man buvo kažkaip negavau tokio efekto, nu, tiek daug babkių, kur jų rasti. Ta prasme, ne. Alkoholis lengviau prieinamas, greičiau man duoda efektą, netoks brangus, ne. Aš pasirinkau alkoholį, kiti pasirenka narkotikus, kiti pasirenka vaistus, kiti pasirenka seksą, kiti pasirenka šopoholizmą. Nu, ta prasme, tik nebūti čia ir dabar, nes aš nemoku. Ir va tada, kai atėjo tas pasiryžimas daryti viską, aš pati darysiu viską. Vat mokinsiuos skaityti knygą, ieškoti aukštesnės jėgos, klauptis ant kelių, daryti veiksmą, kaip rašo knygoje, ne taip, kaip aš noriu, prašyti pagalbos kito. Aš va dabar turiu globotinę, jo vieną globotinę turiu, kuri jau 3 savaitės ir nenori daryti. Kiekvieną vakarą, žinai, kokie mano kambariai netvarkingi, kaip man sunku, aš nenoriu būti tarp žmonių, man taip sunku, ir aš einu dabar į bažnyčią, aš pasimelsiu, bet man taip sunku ir aš sakau, nu, aš dalinuosi savo patirtim,
taip ir aš atidėlioju darbus, kurie man nepatinka, ne? Vat gyvenu pas sesę 8 diena, pilna plaukų šuns, tai vietoj to, kad išsirpti ir išplauti, aš tapkės apsimaunu, kad jos mane nekiptų prie, prie pado, ne? Tinginystė, atidėliojimas, nenoras. Nu, taigi aš esu egoistė, kažkas galbūt kitas padarys, žinai, gal draugas atvažiuos šiandien ir padės tvarkytis. Nu, ta prasme, mano galva ir šiandien verda. Tai nedaro veiksmo, aš dalinuosi patirtimi ir, nu, jinai tiesiog kančioja. Ir aš negaliu nieko pakeisti, ne? Arba jinai darys ir ims patirtį, arba jinai nedarys ir jeigu jinai užgers, arba jinai manęs atsisakys, aš esu bejėgė šitoje situacijoje. Tai va, kai aš buvau pasiryžus daryti viską, tai žinok, nu iš karto toks, nu atrodo, kaip akmuo nukrito. Tą pačią dieną atsiguliau vakare, užmigau kaip kūdikis. Absoliučiai nieko. Toks atėjo tikras pasitikėjimas. Tai galbūt kaip ir knygoje rašo. Pirmiausia yra ištiesta ranka. Tai aš ją gavau iš anoniminių alkoholikų susirinkimų ir iš globėjos. O tada va ta ranka, kuri atrodė kaip šiaudas ir jau paskui va ten tas didelis, ne šiaudas, o paskui ta didžiulė ranka, tai kai atrandu tą aukštesnę jėgą, sustoti, pasimelsti, prisiminti, kas yra dvasiniai principai, kurie parašyti programai ir juos taikyti, bet aš tada įsitikinu, kad jinai yra. Tai ačiū Dievui neturiu užgerimų, bet prieš 2 savaitės tvarkiau vienos moters namus, ten buvo giros ir fanta ar kažkoks kitas gėrimas. Fanta išpiliau, girą palikau, ne? Ko aš parikau? Puikiai suprantu, ne? Jeigu bus ištroškus, aš atsigersiu ne vandens, kurį atsivežiau, bet, nu, giros. Ir vat ateina suvokimas. Prisimenu, kada gulėjau psichiatriniai, buvo atėję dalintis anoniminiai alkoholikai ir vienas po 5 metų tiesiog kažkokioj užeigoje sustojo pavalgyti, užsisakė giros, užsisakė vieną, užsisakė antrą, paskui jau gėrė alų. Ir, nu, va, Dieve, suteik man jėgų, tai imu tą girą išpilu, ne? Ir viskas, ir atsigeriu vandens. Kartais man tos būsenos troškulys, aš išalkusi, aš ten nepamiegojusi, nu man galva iš pat pradžių sakė, nu tai išgerk. Nu šiandien sako, išgerk vandens, atsigerk, neišgerk, ne, pavalgyk. Aš su savim visada turiu sniker šokoladuką, aš turiu čiulpinuką, aš visada su savim nešiojuosi vandenį, nes mano galva sako, išgerk. Man nesako, kad pavalgyk. Diana, aš Nežinau, taip. atsiprašau, aš matau, mes mažai turim laiko, matau, Giedrius laukia, turi klausimą. Ne? Giedrius alkoholikas aš neturiu, aš taip įsijungiau, aš padėkoti, tik tai ačiū Diana, kad sekmanį sutikai mums pasidalinti, ačiū to visada įdomu tas paklausyti. Aš gal tokį, nors į 4. žingsnį, abidvi globėjas įrašėjau. Taip, 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 užkniso ir pirma, ir antra, ir kad neatskambina iš karto, kaip aš noriu, ir kad aiškina, žodžiu, ir kodėl nenori su manim 2 kartus per savaitę susitikti, o tik tai 1 kartą, nu taigi aš noriu greitai rezultato čia ir dabar. Bet knyga aiškiai rašo, ne, jeigu globotinė tave spaudžia ir spartina, neturėčiau tam pasiduoti, nes tai bus rezultatas, jeigu jai nepavyks, jinai tave kaltins. Tai jo, abi. Ir abiem 9 Gal dar kas turi klausimą kokiu? Aš matau čia klausimą apie narkotikus, kokius aš bandžiau. Tai šiaip rekomendacija yra nei įgarsinti nei alkoholio pavadinimo, nei narkotinių medžiagų. Tiesiog medžiagos, kurios mane padėdavo išeiti iš realybės, bet man nedavė jokio poveikio, aš tiesiog nuėjau miegoti. Tai. Dar gal turit klausimų, kas nors, kokiu nors? Dar turim laiko. 6 minutės. Jeigu nėra klausimų, galėčiau dar truputėlį pasidalinti, va tos pirmosios rekomendacijos arba galbūt darbas su globėja, kiti, nu, aš irgi turėjau tokį kažkokį įsivaizdavimą, ne, tai ką čia reiškia globa, tai mano mama sako, tai kas tave įsivaikino, ne? Tai niekas neįsivaikino, tiesiog kreipiausi į moterį, kurios patirtis buvo man patraukli, su kuria galėjau susitapatinti ir 1 savaitę tiesiog turėjau tokias rekomendacijas, ką aš praktikuoju irgi su moteriam, su kuriuom aš dirbu, tai
Vakarais įgarsinti žinutę apie va tas būsenas, kas mane suerzino, kad pikta, nepatenkinta, nelaiminga. Ne tiesiog trumpai, nu, va, pavyzdžiui, jeigu šiandien man reikėtų garsinti žinutę, ne, tai sakyčiau, užknisa draugas, nes nerašo žinutės, ne, jis mane nervuoja, nes leidžia laiką dabar su savo dukra, jis man neatvežė ryte kavos, ne, nu, tai va čia mane tas nervuoja, tai kad aš galėčiau pamatyti ir joms pačiom per patirtį parodyti, kokia aš esu egoistė. Jo, tada mane mokino dar tokių dalykų, kad rekomendacija buvo. Aš galiu neklausyti šitų rekomendacijų, ne, man gali pro vieną ausį įeiti, pro kitą išeiti, bet jeigu aš nedarysiu, aš neturėsiu rezultato, tai nevartoti žodžių aš, mano, man. O Dieve, kaip buvo sunku, o dangau, o dangau. Žinutės rašytai aš ištrindavau, iš tikrųjų. Ten. Aš norėčiau tave pakviesti, ištrinu, norėčiau tave pakviesti. Ne? Taip tiesiog sumažinti mano pačios tą pastatymą į pirmą vietą, parodyti, kokia aš, mano dukra, mano mama, mano mašina, aš einu, aš noriu, man paduok. Tai labai labai faina, net mažiau kalbėti pradėjau. Jo, ir tada toksai, nu, sakiniai reikėdavo apmastyti, jie buvo tokie. Tada rekomendacija buvo nedaryti to, ko manęs neprašo. Aš taigi buvau pripratusi visiems lysti į šikną, viską padaryti, kad tik mane pagirtų, įvertintų, ta. Ir aš labai fainą patirtį turėjau, nuvažiavusi turgų mamai priperku vaisių kilogramais, nuvežu ir aš galvoju, kokia nuostabi bus dukra, ne, mama visko turi. Ir skambinu globėjai, sakau, taigi norėjau būti gerai, sako, ar, vat ką tu dabar padarai, tavęs mama prašė? Sakau, ne, bet aš norėjau, ką tu nori, yra, gali į vieną vietą susikišti, ne? Tai kitą kartą nuvažiavusi turgų skambinu mamai ir sakau, mama, esu turgui, galbūt tau kažko tai reikia. Ir jinai sako, nupirk šoninės mėsos, tiesiog žalios. Niekada gyvenime negalvočiau, kad tai reikėtų mamai. Nuperku ir va tada mes abi esam laimingos, ne? Klausiu, jokių surprizų nedaryti jo. Ir dar viena iš rekomendacijų buvo apie tai, kad jeigu norisi kažką tai padaryti, tai va atsiklausti. Ir jeigu pradedu baksnuot, kodėl jinai neparašo, tai parašyti pačiai. Kodėl mama neskambina, paskambinti pačiai. Tai va tokios fainos labai tą savaitę laiko, tai aš jau jaučiau pokytį, ne, tų mažų dalykų, kaip ir mokiai nuo abėcėlės. Mhm. Tai tam čiate liktai mačiau kažkokį. Algirdas alkoholikas. Sveikas, Algirdai. Dėkuoju tau už patirtį, žinai, nu, tavo patirtis, fainai yra patirtis. Bet, nu, 7 žingsniai parašyta mano, kurio dabar aš pasirinkęs, kad tu priimti mane visą gerą. Gerą papasakok dabar savo. Jau blogą girdėjau, bet apie gerą, kas nors gero. Ačiū tau labai, Algirdai, už klausimą. Geroji yra, žinai. Ir dar toks klausimas yra parašyta ant knygos viršelio, kaip 1000 vyrų moterų pasveiko nuo alkoholizmo. Ir pasveiko, pratarmės pasveiko, šitus pasveiko. Tai kaip tas pasveikęs alkoholikas? Ačiū tau labai, Algirdai, už tos 2 klausimus. Tai apie tą pasveikimą irgi dirbdama su kitom moterim lygiai tą patį patirtį dalinuosi kaip ir su manim globėja. Ne? Jeigu aš susirgau slogą, man bėga snarglys, ne, galbūt kažką tai pakosėjau, tai ką man reikia daryti, kreiptis pas gydytoją, gausiu kažkokį medicininį gydymą, turiu laikytis jo rekomendacijų ir vartoti arba naudoti vaistus taip, kaip jisai sako, ir aš pasveiksiu nuo slogos. Bet jeigu aš per žiemą nesidėsiu kepurės, neužsidėsiu šaliko, neapsirengsiu tinkamą aprangą, ne, arba ten kaip anksčiau mėgdavau, kai Airijoje buvau, irgi žiūriu, mano pusseserės dukra, žiemą, gruodžio ten 31 be pėdkelnių eina su basanoškėm, aš vėl susirgsiu. Tai vat, šita knyga yra apie tai, kad kol aš kreipiuosi pagalbos pas kitą alkoholiką, kol aš taikau rekomendacijas, kas parašyta knygoje, tai aš sveikstu ir aš esu pasveikusi, ne? Bet jeigu aš atsitrauksiu nuo programos, jeigu nebeperdosiu savo patirties kitiems, jeigu aš nebenaudosiu savo kasdienybei 12 žingsnių, įrankių, kuriuos jie siūlo, jeigu aš nebelankysiu susirinkimų, jeigu nebetarnausiu, tai aš vėl susirgsiu. Tai tas susirgimas, ne, tai bus apie tai, kad arba, nu, ten labai gražiai parašyta, arba gersiu, labai daug perspėjimų yra, kada aš gersiu, kada vėl galiu pradėti gerti.
Jeigu 5 padarysiu nesąžiningai, jeigu patirties neperduosiu kitam, ane, jeigu kažką tai nuslėpsiu, jeigu 9 nedarysiu ir nepadarysiu, tai visi perspėjimai, ne, tenai yra parašyti. Tai va aš vėl susirgsiu, jo, tai neišgysiu, nerašo, kad išgyjau nuo alkoholizmo pasveikų. Nežinau, nu, va, pasveiksinti alkoholikė sėdžiu, aš nežinau, čia gerai ar blogai. Labai apie tą priimk mane gerą ir blogą. Labai gerą iš tikrųjų išgirdau dalyką apie tai, kad aš esu tokia egoistė ir savanaudė, kad gyvenime absoliučiai nieko nesu padariusi ne iš savanaudiškų paskatų. Ane, jeigu ir šiandien sutikau dalintis, ane, tai todėl, kad man tai padeda sveikti, ane. Tai jeigu aš sutvarkysiu grindis, sutvarkysiu butą sesiai, tai, nu, ar čia yra gero? Aš tiesiog noriu, kad sesuo mane įvertintų, jo, kad jinai mane pagirtų. Jeigu aš išvesiu šunį į lauką, nors mane žiauriai užknisa, jo, bet aš suprantu, kad, nu, šuo bus patenkintas, bet man irgi jisai neprišiks namuose ir man nereikės valyti. Nu, ta prasme, tai va tas gera ir bloga, gera apie tai, kad jeigu aš taikau 12 žingsnių programą ir vadovaujuosi dvasiniais principais ir man pavyksta jo, užčiaupti burną, nepakritikuoti, va sutvarkyti namus, ne ten draugui parašyti žinutę, padaryti kavos, valgyti, pasidalinti patirtim. Bet ir bloga, nes man ne visada pavyksta. Ne visada pavyksta. Va šiandien jau 1 valanda aš dar šuns neišvedžiau ir jinai man cypia už nugaros. Taip, nu, va turiu rezultatą, ne? Darau žalą šuniui. Bet tik todėl, kad aš tingėjau keltis. Tai va, priimk mane Dieve gerą ir blogą, aš va baigsiu dalintis ir išvesiu šunį.